Labą dieną, atvykom į aktyvumo zoną, prisisegam numerius ir visa šeimina eisim į šeimų žygį. Laukiam pradžios žygio. Pirmas žygis, į kurį išeina Robertas ir Ieva. Tikiuosi ne paskutinis ir distancijos didės. Nu, pirmas oficialus žygis. O su tavim kiek pražygiuota, tai... Ojojoj, neformalių žygių, kiek praeita. Ir užsiregistruoti 8 km žygį, o aš kviečiu visus čia arčiau padarysim tokį nedidelį ratuką. Ateikit, aš čia toks žmogus vienas iškėlęs ranką, tai norėčiau, kad būtumėm kuo arčiau vienas kito. Gero laiko, gerų 8 kilometrų ir sakau, 5, 4, 3, 2, 1, mes žygiuojame! Kur ir? Paimk 3 vandens. Medaliais kartu gauti matinėti. O tu kodėl mums domina? Dar daugiau? Patokios vėliavytės bus trasas užmėtę. Oi, užminti. Nu, paliekam lapę. Išeinam, grįšim po 2 valandų, po pusantros. Nėra vėliava. Prašau po 1. O vidury? Vienas vyriškis su sietka išėjo žygį apie kuprinę. Salduvės prieigos, kopimas į kalniuką. Einam. Mama, aš per šaklį. Yra geriau sakyti. Ateinam prie Salduvę. Wow, čia vėjo nesijaučia kol kas. O čia tie kalnai? Aš nežinau, kas. Taip. Čia aš davom žiemą. Toks didžiausia vieta. Jo, aplink matysim Salduvę. Su tais, kad šikniukais taip pat lydom. Aš atsimenu. Nu, 2,5 kilometrų įveikta. Per kokius džembrynus eina. Miško glūdumoje. Ir medžių pilna priveškusi. Reikia trasas užmėta raudonom vėliavytėm. Nepasilesim. Persikėlimas per lieptelę. O tas upelis, šiandien grevys Robertai vadinasi Ašarėlė. Ašarėlė, va ten. Ir alyvas žydi.
Beveik pusę trasos įveikta. Išgeri ir padedi. Poilsio punktas. Išgeri ir padedi. Gavom sausainuko vandenį. Labai rimtas žygeivis. Dar vieną žygeivę, dar vieną žygeivę. Paukštukai pyfauja. Vyšnių sodai balti iš vaikystės sugrįžta, nesvarbu, kad čia obelis žydi tik tai. Kilsim į kalniuką, į pavėsiuko uodelių pašerti, bet nereiks į patį kalną kilti, matau šoną suksim. O, žatraikai. Į šoną ir į kalną. Čia kai gera, kai jokia vėja nesijaučia. O pareina daugiau žygeivių. Gera, kad į kalną įti. Tikrai nespuku. Na, man irgi. Čia irgi kažkokie dviračių trasa padaryta. Su tokiais trumpais. Būtų balto, o drugėlis palei veidą praskirda. Au. Visai smagu, praėjom kokius 6 kilometrus jau. Einam į finišo vietą. O, dar koks gabaliukas eiti. Pažiūrėkite, dar koks, kur mes tik esam. Kur? Parodys. Paklausk. Kiek liko? O, jėtus. Kaip gerai. Nu, tai kaip žygis, baigiam pareiti. Jo, pirmas ir paskutinis šiais metais. Jau praėjau už visus metus. Tai už pirmą pusmetį dar. Čia jau antras pusmetis. Čia jau antras. Kaip antras pusmetis? Tai antras nuo birželio prasideda, dabar gegužis. Tai ką, čia jau 3? Kas 3? Nebūn 3 pusmečių. Ir 2 pusmečiai, čia ne trimestrai. Tai finišuosim, o man tai čia lengvas apšilimas. Medalį užkabint. Lengvas apšilimas, dabar važiuojame į Akmenę į karjerą. 19 praseisim, dar nebus tos trasės žymėjimas nuimt. Pasiruošę. Prigulti. Eurovizija. Poilsiukas. Apie Euroviziją šiemetinę pasakyčiau kitą žodį, bet nenoriu keiktis į kamerą. Nu va. Ačiū, kad dalyvavot. Ačiū, kad surengė tokią šventę. Ačiū. Ačiū už dalyvavimą. Ačiū. Bendrą nuotrauką galim dar? Ačiū. Labą dieną, čia ta košė dalyvauja? O tai 3 porcijas. Pabandyk. It's gonna be a good night. Čia 3, ne? Taip. Taip, jau. Dabar jie pažiūrė. Mum matyti klientūrą. Visą kas įklientūrą. Po daugiau. Nes va dabar po biškį. Štai pavalą. Staliuko dar yra vietos. Ačiū. Nu, kaip jaučiatės? Čia va. Pergalė.
Skaut kojas.